Pirmas klausimas, norėčiau duoti, kuo tu užsiemi gyvenime? Kas tavo užsiemimas? Esu pastorius, jau 20 metų. Ir šitoje srityje. Iš tikrųjų, tai mano pagrindinis užsiėmimas. Viską, kas susijęs su šalia to, Lietuvoje turiu ir vadovauju mediją tarnystę, tiesiog interneto žurnalas. Ir taip pat konsultuoju žmonės santykių klausimus. Nes kaip tik šiandien seminarą turėsim tavo tokį pagrindinį dalyką. Gerai. Ar esi buvęs kada nors Anglijoje prieš tai, kokį įspūdį paliko? Aš esu buvęs porą kartų Anglijoje prieš tai. Ir toks įspūdis pirmas yra toks, kad kaip šalis turi kažkokį gilų pamatą, kurio nelabai išrausi. Ir labai daug kultūrų, tai galbūt tas pirmas dalykas, kas krenta į akis. Aišku, kiekvieną šalį atvažiavęs, tu visą laiką matai kitą kultūrą ir iš jos gali kažką pasimokyti. Ir pats toje kultūroje gali pamatyti save iš kitos pusės. Tai va, tas dalykas man patinka. O šiaip turbūt pažinti Angliją, tų 2 kartų nebuvo neužteko. Tai labai daug negalėčiau tai pasakyti. Tai tikimės šiam kartui, kai per tavo atvažiavimą bus gilesnė patirtis ir sužinojimas apie šią šalį. Ir dar porą klausimų. Kokius tu turi pomėgius? Kas tavo miela šiandien? Iš tikrųjų, tai skaityti, žiūrėti filmus protingus. Diskutuoti protingai. Tai galbūt tokie pomėgiai. Knygos, filmai, bendravimas. Nors tai dalimi sudaro ir mano darbą, daug susiję, bet gal dėl to ir dirbu, tai tiek ilgai, nes gali pomėgį derinti. Ir paskutinės gal tavo gražiausia gyvenimo akimirka. Nebus siurprizas. Iš tikrųjų labai ilgai galvoti nereikėtų, nors štai pasigandau klausimą, bet paskui mintis. Jo, galbūt pati gražiausia tai vaiko gimimo. Ačiū labai. Prašom, duoti man. Gerai, noriu pradėti nuo klausimo. Kai jūs išgirstat žodį santykiai, kokios asociacijos ir kas pirmiausia šauna jums į galvą? Žmonių santykiai. Bendravimas. Kažkokas ne vienas. Ne vienas. Sunkumai. Sunkumai. Santykiai. Problemos. Čia yra skirtumas tarp vyrų požiūrio ir moterų požiūrio. Iš tikrųjų, galbūt vyrams labiausiai žodis santykiai asocijuojasi su problemų. Pasiaiškinti santykius, tai reiškia spręsti problemas, dažniausiai tai būna, ar ne? Kai mes, kaip sakai? Aš netyčia į tave parodžiau. Jo, ir pereina per širdį. Kur prisidirbau, ką praleidau. Jo, bet žiūrėkit, dabar aš tiesiog norėčiau, kad mes apsibrėžtumėm tam, apie ką mes kalbėsim. Santykiai yra labai plati tema. Ir turbūt neužtektų savaitės laiko, kad mes kiekvieną dieną susitikę galėtumėm aptarti įvairiausius niuansus santykių. Santykiai tarp vyro ir žmonos, santykiai tarp tėvų ir vaikų, santykiai auginant paauglius, santykiai su mažiukais vaikučiais, santykiai darbe, santykiai su draugais, santykiai su artimaisiais
ir santykiai su gyvūnėliais, ir toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir santykiai. Visas mūsų gyvenimas iš esmės yra. Todėl jeigu mes pabandytumėm per šitas 2 valandas aptarti visas šitas sritis, tai gautųsi toks kaip praslydimas vandens paviršium, gal mes kažką sudrumstumėm ir turbūt nieko iš to jokios naudos nebūtų. Aš šiandien atvažiavau ir atsivežiau idėją pažiūrėti į keletą tokių universalių dalykų, kurie paliestų visus santykius, kuriuos mes turim. Ir dažniausiai mes į santykių žiūrime, gerai, ne dažniausiai, bet dažnas, tiesiog tomis akimis, kurias mes įgyjame dėka tos kultūros, kurioje mes gyvename. Jeigu šiandien nueitumėte į knygyną, yra atskiros lentynos knygoms apie santykius. Tom pačiom temom, kurias aš ką tik išvardinau, santykiai šeimoje, taip toliau, kaip bendrauti, kaip daryti įtaką, kaip dėrybas laimėti, kaip įtikinti žmogų. Santykiai iš tikrųjų į verslą yra pereinantis, ar ne, ir tenais santykių principai tam tikrą bandami diegti, kad tai būtų naudinga. Ir dažniausiai kaip mes sprendžiame tos dalykus, mes nusiperkam gerą knygą ir galvojame, kad šita knyga kaip ir išspręs mūsų problemas. Dažniausiai tose knygose yra pateikiami 10 taisyklių, kaip turėti efektyvesnį bendravimą. Čia kaip pavyzdys. Ir mokomi panašiai tokių dalykų. Kai jūs šnekate su žmogumi, jums reikia atsisėsti ir užimti tam tikrą kūno poziciją, panašią kaip kad to žmogaus, kad tai būtų tas refleksija, atspindys, kad jūs panašiai linksėkite galvą, kai jisai kalba, tai vadinasi aktyvus klausimas. Ir pastoviai nepamirškite paminiuoti, tai įrodo, kad jūs labai įdėmiai, intensyviai klausote ir tas žmogus jaučiasi išklausytas. Mes išmokstam šitų taisyklių ir tada bandom juos įdiegti savo gyvenimą. Ir jeigu esam nuoširdus ir stebim save, suprantam, kad tai nieko nepakeitė. Taip, galbūt šį kartą man pavyko pasėdėti ir atrodyti geru draugu, bet ar aš tapau geru draugu? Psichologai sudarinėja, stebėdami mūsų santykius, analizuodami mūsų santykius, daro santraukas, išskiria dėsningumus, apie tuos dėsningumus pradeda rašyti, o mes pradedam skaityti ir bandom juos kopijuoti, išmokti tam tikrų dalykų, arba tiesiog, aš tai vadinu, pradedame mokytis butaforinių santykių, nes mes iš tikrųjų neturim laiko. Didžiausia šiandien problema yra laikas, mes nebeturime laiko kokybiškiams santykiams. Man truputuką teko pasidomėti statistiką. Labai įdomi tendencija Hollywoodo filmuose. Šiaip Hollywoodo filmai labai įdomias tendencijas dažnai įvairiausiam gyvenimo sritim parodo. Bet štai prieš 20 metų Hollywoodo filmuose, scenose, kai aiškinasi du žmonės santykius, šita scena vidutiniškai užtrukdavo apie 40 sekundžių santykių aiškinimuose. Šiandien, praėjus labai nedaug laiko, šita trukmė, kiek skiriama yra būtent, kai žmonės aiškinasi santykius, sutrumpėja iki 7 sekundžių vidurkis. Ir tai netgi įtraukiant muilo operas, kur iš tikrųjų nėra nieko, kaip tik tais šnekasi, kas ką myli ir kas apie ką kur pasakė. Ir labai įdomu, tai vadinasi, žmonių dėmesys netgi rimtiems pokalbiams ir pamokoms, kurias galbūt galima mes išpaimti iš šitų pokalbių, vis trumpėja. Mes nebesugebam sukontroliuoti laiko tiems dalykams. Todėl aš šiandien nebandysiu jums pateikti 10 principų, kaip turėti efektyvius santykius. Mes šiandien nekalbėsim apie tai, kaip jums reikėtų bendrauti, kad jūs būtumėt geras draugas. Mes nekalbėsime apie taisyklės, kurias jūs galbūt galite išmokti ir dabar išeisite iš čia ir pritaikysit ir tai išspręs jūsų problemas. Nieko panašaus aš šiandien nenoriu jums pasiūlyti. Šiandien aš pabandysiu pakalbėti apie vieną iš esmės dalyką ir pasiūlyti jums 3 sprendimus.
kaip mes galėtumėm, tiesiog tai bus net nesprendimai, tai bus universalūs principai, kurių pritaikymas yra jūsų kūrybinis sugebėjimas, nuo jūsų pačių priklausys. Tai nebus taisyklės, su kuriomis jūs galite sutikti arba ne, bet gali būti, kad kai kuriems tai, ką aš pasakysiu, gali nepatikti. Jeigu taip nutiktų, aš kviečiu, nedarykit iš ankstinių greitų sprendimų, tiesiog pasilikę mintyse, skirkite tas keliasdešimt sekundžių pagalvoti namuose prieš užmigdami, o galbūt yra kažkas racionalaus, kuris galbūt galėtumėte išbandyti. Jeigu labai nesutinkat, aš atviras padiskutuoti, bet šitie principai, kuriuos aš norėsiu šiandien jums kalbėti, yra ne mano, šiuos randu vienoje seniausių pasaulio išminties knygų, kuri iš tikrųjų pakeitė daugybę žmonių gyvenimo, knygų, kurioje yra knygoje, kurią rašė ne vienas žmogus, o tikrasis autorius iš vis net ne žmogus, tai Biblijoje. Ir šitie principai taip pat nėra ten užrašyti kaip taisyklės, bet kaip tam tikra kultūra, kuri prieš 2000 metų gyvenusiems žmonėms buvo natūrali. Jie nesusirinkdavo į tokius seminarus, kaip kad mes dabar susirinkam ir nesimokė tų dalykų, nes jiems kai kurie dalykai buvo daug lengviau suprantami. Tiesiog dėl to, kad jie turėjo daugiau laiko apie tai galvoti. Mums šiandien reikia tokių susitikimų, kad mes galėtumėm įsidėti kažką ir paskui prasukti savo galvose, bet jiems šiek tiek kitaip. Taigi, kai kuriuos principus apie juos aš kalbėsiu. Ir netgi gali būti taip, kad kai jūs klausysitės, jums gali kilti klausimas, apie ko čia santykiai. Bet neskubėkit su išvadom. Mes jų eisim pačioje pabaigoje ir jūs pamatysit, kaip viskas suplauks iš visų tų skirtingų upelių, suplauks į didelę upę, o tada spręsit jūs, ar tai, ką aš kalbu, gali pagerinti jūsų santykius. Kaip aš ir kalbu, tai nebus apie santykių šeimoje, konfliktų šeimoje sprendimą ar kažkas tokio panašaus. Tai yra iš esmės apie santykius. O jeigu santykiai yra didžioji mūsų gyvenimo dalis, tai mes kalbėsim šiandien apie mūsų gyvenimą. Ir kai kuriuos principus, kuriuos galbūt mes esam šiek tiek primiršę. O jeigu neprimiršę ir žinom juos teoriškai, bet net neturime motivacijos galbūt bandyti kažką pakeisti, nes nežinome, kokią mums naudą tai gali atnešti. Gerai, susitarėm? Pasakiau viską, kad jūs žinotumėt, ko tikėtis. Gerai, aš pradėsiu nuo problemos. Visai nesenai, gal prieš porą metų, Panevėžyje įvyko vienas liūdnas atsitikimas. Vienas kovinis šuo užpuolė mažą vaiką, 7 metų. Smarkiai jį apdraskė ir kad jį sulopyti reikėjo labai daug siūlių ir apie tai rašė laikraščiai, rodė per televiziją, buvo eilinį kartą iškeltas klausimas apie tai, kaip reikėtų prižiūrėti šunis ir kaip reikėtų saugoti juos nuo vaikų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žurnalistai klausinėjo įvairiausius žmonės, įvairiausių žmonių nuomonės. Ir vienas dėdukas, kokių, nežinau, 70 metų, jo žurnalistai paklausė, ką jūs manote apie šitą įvykį? Ar jisai sako, šuo yra šuo. Ir prieš šuns prigimti nepapūsi. Ir aš klausau, ką kalba visi kiti žmonės, ir aš jau jų nebegirdžiu ir galvoju, bet tai yra iš tikrųjų išmintingi žodžiai. Ko mes tikimės iš šuns? Kai šeimininkų klausia, jie ką sako paprastai? Šuniukas visada buvo geras. Jis niekada net neurkšteldavo, o mažus vaikus iš vis mylėdavo. Ir kaip dabar mes galim, ir aš net nesitikėjau, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, o ką tu padarysi? Štai čia, ta prasme, mažas vaikas, kuris yra sužalotas ir rezultatai yra vaizdas. Prieš šuns prigimtį nepapūs šuo. Tai yra šuo. Su juo negali elgtis kaip su žmogumi. Iš jo negali tikėtis racionalių sprendimų. Tu niekada nežinai, kaip jam šaus į galvą. Ar ne taip?
prieš prigimtį iš tikrųjų mes suprantame, kad savo galvoje mes nepapūsime, tačiau žinot, kokia yra problema? Mes pučiam. Ir aš nebekalbu dabar apie šunis, mes kalbu apie mūsų pačių prigimtį. Mes pučiam prieš prigimtį ir iš čia kyla visos mūsų problemos santykiuose. Aš tuoj paaiškinsiu, ką turiu galvoje. Bet prieš tai keletą pavyzdžių, kaip mes tai darom, kaip mums nepatinka prigimtiniai dalykai. Tokioje visuomenėje mes gyvenam iš tikrųjų. Pavyzdžiui, imkim, kad ir miegą. Nieko turbūt nerasim natūralesnio dalyko žmogaus gyvenime negu miegas. Tai yra taip gamtos sutvarkyta, Dievo įpareigotas, mes tokie sukurti, mums visiems reikia ramybės. Tačiau šiandieninėje visuomenėje miegas yra tarsi kažkas, kas mums trukdo. Aš netgi pats kartais pagaunu save, kai aš darau kažką, kas man labai patinka ir kas man labai įdomu ir pasižiūri laikrodį ir reikia miegoti. Ir aš jaučiu, kad akytės merkės ir aš galvoju, jeigu nebūtų to miego, aš galėčiau paprasčiausiai toliau tęsti tą darbą ir daryti tą darbą ir aš galėčiau būti efektyvesnis daug. Ir prie kam tas miegas reikalingas? Ką tada mes darom? Pribėgam prie kavos aparato, įsipilam 2 espreso, vėl niukti ir vėl bandom toliau daryti tai, ką mes darėm. Ar ne taip? Vietoj to, kad mes susitaikytumėm su mūsų poreikiu natūraliu miegoti, nueitumėm, išsimiegotumėm ir viskas būtų gerai. Ar ne taip? Toks įspūdis, kad mums nepatinka, nes šitas dalykas mūsų nepaklausia, kai kažkas nustatė, kad mums reikės išsijungti kiekvieną dieną. Mūsų gyvenimas yra kaip punktyrai. Jeigu kam nors teko matyti serialą Kortų namelis, niekam neteko žiūrėti serialą. Ten tas pagrindinis herojus, ta prasme, karjeristas, politikas, intrigantas ir žodžiu šioks, toks ir visoks, pasako tokius žodžius, sako, aš nekenčiu miego. Sako, jis priverčia net stipriausius iš mūsų nutraukti tai, ką jie daro ir palikti tai ir eiti ir būti visiškai beverčiais ir pažeidžiamais. Aš nesakau, kad mes visi turim tokią nuomonę, tačiau štai jums labai geras pavyzdys, kaip mes kartais jaučiame su tais dalykais, kurie yra mūsų prigimtyje, bet mes jų nenorime priimti kaip po tokių. Nes mums tiesiog jie neparankus, nenaudingi. Mes privalome daryti pertraukas, kad ir kokius darbus dirbtumėm, netgi jeigu mes gelbėtumėm pasaulį. Netgi jeigu nuo jūsų priklausytų šio pasaulio likimas, jums vis tiek reikėtų pamiegoti ir jūs ilgiau neištemptumėt, kad ir kaip jums tai nepatiktų. Todėl mes kovojame su šitą realybę, pasitelkdami kofeiną arba Red Bullį. Taip. Jeigu mes žinome, kad valgyti yra būtina ir mes žinome, kad valgyti reikia sveikai ir kad taip nuo to priklauso mūsų sveikata ir mūsų protas tai supranta, tačiau mes taip pat neturime laiko daryti tai, dėl ko mes valgom greitą maistą. Jeigu jau privalom, tai darom tai greitai. Nes mūsų visas gyvenimas, visos mūsų mintis yra sutelktos ne į prigimtinius mūsų dalykus, o į kažką kitą, į tai, kas mums galbūt patinka labiau. Kalbančios galvos per televizorių, tenka jas matyti, ar ne jums, dažnai kalba labai protingus dalykus. Pavyzdžiui, jie sako tokį dalyką, kad mes būtumėm laimingi, kalbant apie žmonių laimę, jie sako, mums nereikia pinigų. Ar sutinkat su tuo? Ne? Aš pamenu, atvažiavo vienas draugas pas mus į svečius iš Norvegijos ir mes nusivežėm jį į Baltijos pajūrį, prie jūros, po kopas, vaikštom, kvėpuojam, alsuojam pilnais plaučiais, jisai atsisuka į mus ir sako, bet iš tikrųjų, kai pagalvoju, kaip smagu, kad patys geriausi dalykai gyvenime yra nemokami, ne? Jo. Aišku, aš galbūt norėčiau leisti savo mokamų paplūdimių, kur nereikia gultis ant smėlio, kur galiu pasidėti gultą ir dar kažką, bet čia jau iš tikrųjų nieko nekeičia, patys geriausi dalykai vis tiek nekeičia.
Ir jie sako, iš tikrųjų, jeigu jūs norite būti laimingi, jums nereikia pinigų, jums reikia mylinčių žmonių aplinkui. Taip. Jūs galite turėti kiek norit pinigų. Ir žmonės tai supranta, sakau, ir per televizorių girdžiu kalbą. Tačiau visuomenės gyvenimo būdas, technologiniai procesai, politiniai sprendimai, ar tai tarnauja tam, kad mes būtume laimingi ir turėtume gerus santykius, ar vis dėlto šiandien mes jau turim problemą su laiku, kurią mes arba turim, arba neturim laiko santykiams. Kaip jums atrodo? Lyg ir suprantam, ko mums reikia santykių. Ir visi sako, jeigu norite turėti santykių, jums reikia laiko skirti tam. Bet kita vertus, reikia pinigų, reikia to, reikia šio, reikia to, trečio. Ir ne tik, kad viskas yra paliekama žmogaus individualiam sprendimui, tačiau yra kuriama kultūra, pasaulėžiūra, daromi politiniai sprendimai, kurie nepalieka laiko tam. Pavyzdys. Kita kalbanti galva per televizorių sako, vaikai mūsų ateitis, todėl labai svarbu investuoti, kad tėvai galėtų skirti laiką auginti savo vaikus iki 3 metų mažiausiai. To reikia vaikų raidai, kad jie galėtų būti pilnavertės asmenybės. Perjungiau kitą kanalą ir tenais kita kalbanti galva sako, šiandien mes svarstom įstatymo projektą apie tai, kad pagreitinti mamų išėjimą į darbą, darbo rinkoje, taip toliau, mes norime išleisti įstatymą, kuris nubrauks ten pašalpas, tą padarys, tą, trečią ir sistema. Ir visas tas geras dalykas, ta gera idėja, kad reikia, yra kita ranka nuvaloma, nubraukiama dėl to, kad kas? Valstybei reikia, mes kuriam gerovės valstybę. Mums reikia mamų, kad jos nesėdėtų namuose su vaikais. Kas bus su jais, mes spręsim tą problemą po 15 metų. Šiandien jos galėtų eiti dirbti, uždirbti ir joms gerai, ir valstybei gerai. Ir nieko apie santykius. Nors žinom, kad tai svarbu. Paradoksas. Bet tokių paradoksų ir tokių nenuoseklumų mūsų aplinkoje yra labai daug. Ir mes patys tampam tų paradoksų, tų nenuoseklumo aukomis. Visos kalbos teisingos, tačiau kryptis ne. Taip. Jeigu mes esame sąmoningi ir jeigu mes skiriame laiko pagalvoti apie tai, taip, mes darom sprendimus, darom pasirinkimus. Individualu. Tačiau, kita vertus, mes taip pat galbūt norėtume, bet esamoje situacijoje mama galvoja, gerai, aš būsiu namuose, pašalpos man nebeduos, kas man padėtų, aš neturiu, man reikia eiti darbą, nes jinai priversta tai daryti, nors jinai supranta ir teisingai norėtų pasirinkti, bet yra tie, kurie daro sprendimus, kurie įtakoja mano gyvenimą. Tarp pasirinkimo ir įstatymo nėra santykių. Taip. Ir tai yra ta problema. Šiandien teko skaityti viename žinomame garsiame laikraštyje straipsnį apie ateities visuomenę. Vizionierius vienas rašo. Žodžiu žmogus, kuris tiesiog bando įsivaizduoti, kaip atrodytų mūsų visuomenė, jeigu šitie dabartiniai procesai, kurie vyksta visuomenėje, jie ir nesikeis. Kaip atrodys mūsų visuomenė po 10, 20, 30 ar 50 metų. Ir jisai rašo, sako, kai kuriuose kultūrose, vakarų pasaulio kultūrose, tam tikrose kartose, tai reiškia galbūt daugiau jaunų žmonių tarpe, supratimas, kad vaikus auginti inkubatoriuose būtų daug efektyviau, pati idėja yra palaikoma beveik 60%. Tai reiškia, išvadas daryti patys. Vadinasi, nori, nenori, bet visuomenė keičiasi ta linkme, mes ne ten einam. Jeigu jums rūpi santykiai, tai mes ne toje visuomenėje gyvename.
Bet ar yra kažką, ką mes galime pakeisti? Be abejo, taip. Tačiau štai, kokia mano pagrindinė mintis, ką aš norėjau pasakyti. Mes kovojam prieš savo prigimtį. Mes žinom, ko mums reikia, kad būtumėm laimingi, bet nedarom. Mes žinome, kas mums veikia, bet nedarom. Mes žinome ir netgi su tais dalykais, kuriuos privalome daryti, mes dažnai nenorime taikytis. Mes ieškom išlygų, išvedžiojam, mes norėtumėm, kad ir mūsų nuomonė būtų svarbi, lemiant. Toks įspūdis, kad mes norėtumėm evoliucionuoti. Mes norėtumėm iš būtybių, kurios privalo miegoti, evoliucionuoti į būtybės, kurios nemiega. Gal tai išeis, priklauso, kiek kofeino mums išgerti reikės. Bet dabar žiūrėkit. Pasakysiu jums keiksmažodį. Biblijoje, kaip aš jau sakiau, principą, kurį aš noriu iškelt, kuris daro iš esmės problemą mūsų santykiuose, su kuriuo mes neatsižvelgiame į savo santykiuose, Biblija apibūdina labai aiškiai. Žiūrėkit, aš paskaitysiu jums. Todėl, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo. Ir dabar yra visi nusidėję ir visi stokoja Dievo garbės. Kitoje Biblijos eilutėje rašoma, iš tikrųjų nėra žemėje nei vieno žmogaus, kuris būtų toks teisus, jog tik gerai elgtųsi ir niekada neklystų. Biblija sako, kad mūsų polinkis daryti neteisingus sprendimus yra mums įgimtas. Mūsų polinkis kovoti prieš prigimtinius dalykus, darant neteisingus sprendimus, kartais net nesąmoningai, mums yra įgimtas. Santykių problemos mums yra įgimtos. Ne dėl to, kad kažkas mūsų užprogramavo tam, ir dabar tas keiksmažodis, kuris nepatinka daugeliui, kuris yra tiesiog teologai vadina į tai nuodėminga prigimtis. Kai dažnai naudoja šitą žodžių junginį nuodėminga prigimtis, žmonės pradeda žiūrėti šnairai, dėl to, kad šiandieninė visuomenė prieš šitą principą, prieš šitą prigimtį taip pat nori sukilti. Tas sukilimas šiandien vadinami pozityvus mąstymas. Teko girdėti tokį išsireiškimą. Mąstykite pozityviai. Tai labai populiarus dalykas. Aš ne prieš pozityvų mąstymą, tai kaip pavyzdys, bet štai, kai tai susiję su nuodėminga prigimtimi. Kai žmonės girdi nuolat, kad mes esame nuodėmingos prigimties būtybės, kad kažkas nutiko mūsų prigimčiai, kad mes susirgom, sakykim taip, jeigu jums tai lengviau priimti, kad mes susirgome ne fizinę ligą, mes susirgome dvasinę ligą ir kad mūsų prigimtis ir mūsų sprendimai, va kaip pasakėte, mūsų sprendimai ir mūsų žinios prasilenkia. Mes žinom, suvokiam, kas yra teisinga, aplamai mūsų gyvenime, mūsų santykiuose, bet mes nedarom to, kas teisinga, dėl to, kad mums natūraliau pasirinkti visą laiką lengvesnį kelią. Mes norėtumėm viską laikyti savo rankose, visus sprendimus, visus atsakymus, viską, bet problema, kad ta ranka drebanti ir jinai nieko negali padaryti, jinai negali išlaikyti visko, nes mes nesam tokios būtybės, kurios galėtume tai padaryti. Nuodėminga prigimtis yra kaip akibrokštas žmonėms, kurie sako, klausyk, pastoriau, kalbėk pozityviai. Aš ateinu, sako žmonės į bažnyčią, ne tam, kad jūs man papasakotumėte apie tai, koks aš blogas esu. Aš norėčiau išgirsti kitokių dalykų. Mums nepatinka tas faktas. Ir jeigu teoriškai mes taip pat linksim galvą, kai girdim, taip, mes nuodėmingi žmonės. Dažnai krikščionims nėra problemos priimti nuodėmingos prigimties faktą. Dažnai kalbant, kai konsultuoju poras, prieš santuoką pas mane ateina ne tik tikinčios poros. Neturėjau tokios didelės patirties, tačiau man taip pat su jais tenka kalbėti apie tos dalykus. Ko jūs tikitės vienas iš kito, aš klausiu? Jie sako, aš tikiuosi iš jos, kad jinai bus mylinti žmona, kad jinai pasirūpins manimi, kai man bus sunku, kad aš visą laiką galėsiu rasti
užuojautą, iškilus konfliktams darbe aš galėsiu grįžti į namus kaip į kažkokią saugią oazę ir atsigauti. Ir aš klausau ir linksiu galvą. Jo, ir visi kalba tą patį. Ir jos, ir jie. Panašus lūkesčiai. Aš sakau, o jūs pagalvojate apie tai, kad jūs darysit klaidingus sprendimus. Jūs pagalvojate apie tai, kad jūs atsikelsite iš ryto ir būsite nekokios nuotaikos ir pirmas žodis, kur jūs pasakysit, įžeis jūsų antrąją pusę. Ne. Taip nenutiks. Mes ignoruojam elementarų faktą. Aną dieną man teko dalyvauti viename svarbiame susitikime, kuriame buvo priiminėjami labai svarbus klausimai dėl, kad išvengti didelių problemų, kurių pasiekmes būtų labai svarbios ne vienam, o daugeliu žmonių. Mes tame susitikime nusprendėme priimti labai svarbias taisyklės, kurios padėtų mums išvengti ateityje tokių nesusipratimų. Ir mes išėjome šito susirinkimo galvodami, kad mes prasidėję visą dieną ten prie stalo ir galvodami apie tai, kokios taisyklės mums padėtų išvengti tam tikrų nesusipratimų, jautėmės padarę labai gerą darbą. Žinot, geros taisyklės. Dabar tik reikia jų laikytis. Nepraėmė 2 dienos ir taisyklės buvo sulaužtas. Ir ką jūs pasakysit? Tai sukėlė konfliktą. Nes kažkas atėjo ir sako, žiūrėkit, kokios geros taisyklės buvo sugalvotos, o tu jas sulaužiai. O kai pagalvoji, o ko reikėjo tikėtis? Ar tikėjomės, kad sukūrę taisyklės, mes nesusidursime su faktu, kad kažkas anksčiau ar vėliau tikrai jas sulaužys? Žiūrėkit, visuomenė, kurią mes kūrėme, iš tikrųjų įstatymai rengiam, leidžiam ir kartais man labai gaila tų žmonių, kurie sėdi ir dirba su įstatymais, bandydami sukurti visuomeniai taisyklės, kurios padėtų mums būti, nežinau, kažkaip sukurti kažkokią visuomenę, kurioje būtų smagu ir gera gyventi. Bet žinot, čia kaip toje istorijoje apie karalių. Karalius norėjo padaryti gerą darbą. Išleido įsakymą. Vieniems patiko, kitiem ne. Viena močiutė ateina pas karalių ir sako, karaliau, tu visą laiką nusišneki, išleisdamas įstatymus. Karalius nuoširdus žmogus buvo, klausė močiutė, kur aš šį kartą nusišnekėjau? Močiutė sako, nu va, tos taisyklės, jos niekam tikusios. Karalius sako, gerai močiutė, tavo žilas plaukas išmintis, atsisėsk į mano vietą ir išleisk savo įstatymą. Močiutė atsisėdo į savo vietą ir galvoja, ko čia jis norėčiau. Ir sako, norėčiau įstatymą išleisti apie tai, kad kiekvienas žmogus, pamatęs pagyvenusių žmogų prie gatvės, privalėtų jį pervesti per gatvę. Kaip tarė, tai padarė. Karalius užtvirtino šitą įstatymą savo antspaudu ir išleido. Nu, įsivaizduokim, praėjo šiek tiek laiko, vėl karalius su močiutė susitinka, karalius sako, močiutė, kaip sekasi, močiutė tokia, nei šiokia, nei tokia, sako, ateik karalių pro langą, pažiūrėk, va, kaip tik. Jie priejo, žiūri pro langą, stoja močiutė prie gatvės. Ruošiasi pereiti per gatvę, gal, ta prasme. Prieina žmogus jaunas, įstatymas, žinot, ką sako, reikia pervesti močiutę per gatvę. Pagavo ir tempia tą močiutę per gatvę. Močiutė jam sako, nereikia, aš pati, o jūs tempia, nu įstatymas yra įstatymas. Privertė močiutę, nugriuvo vidurį gatvės, nieko, pakėlė, nuvilko, nudrėbė ant kitos pusės gatvės. Įstatymą įvykdėm, viskas. Močiutė sako, ne to norėjau. Gera mintis, gera idėja, gera taisyklė, bet, nu, tai pavyzdys, gerai, gal kvailoka istorija, bet iliustruoja mūsų požiūrį nuolat laikytis tobulumo, tačiau suvokimas, kad mes nesam tobuli, štai kur yra problema. Mes turėtumėm ir iš tikrųjų, man atrodo, ir tai pirmas teiginys, kurį aš dabar teigiu, kurį jums galbūt kviečiu permastyti, kad mūsų santykiai smarkiai pasikeistų į teisingą pusę, jeigu mes suprastumėm, kad nesam tobuli.
ir kad mūsų lūkesčiai į kitą žmogų negali būti tokie rožiniai. Aš nekalbu apie vyrų ir žmonų santykius, aš kalbu apie universaliai, kalbu apie kolegas, kalbu apie bendravimą darbe, kalbu apie jūsų santykius su kaimynais. Nesvarbu, kad ir kur bebūtų, kokius jūs lūkesčius puoselėjat į tuos žmonės, su kuriais jūs bendravote. Vienas žmogus, nuoširdus krikščionis, tikintis žmogus vieną kartą guodžiasi man. Buvo problema pas vieną žmogų. Atėjus paprašyti pas mane pagalbos. Aš jam padėjau. Padėjau vieną kartą, padėjau antrą kartą, padėjau trečią kartą. O jis pradėjo manim naudotis. Ir taip pradėjo naudotis, kad, ta prasme, jis man padarė didelę žalą. Ir sako, dabar aš nebe padėsiu niekam. Užteks, viskas. Aš klausau ir tokių istorijų, gal ir jums teko girdėti kažko tokio panašaus. Aš klausau ir galvoju, gerai, tos istorijos jos visos jau 100 kartų girdėtos, tie patys žodžiai ir tas pats nusivylimas. Ir aš nebežinau, kaip žmogui pasakyti, kad kažką reikia, kažkas neveiks šitai. Ir aš tiesiog toptelėjo man į galvą mintis. Sakau, kaip tu manai, kas nutiktų, jeigu ištrauktum žuvytį iš akvariumo? Jis taip į mane. Gerai, čia jis ką tik guodėsi vos ne su ašarom akyse, pastor šneka tos žuvytės akvariume. Sakau, kaip tau atrodo, kas būtų? Žuvytė numirtų. Sakau, jeigu tu labai pasistengtum, tiesiog darytum jai dirbtinį kvėpavimą, galbūt palaistytum su laistuvėliu tą žuvytę, kaip tu manai, kas būtų? Jis sako, žinai, žuvytę numirtų, ta prasme, tai normalu. Sakau, o gal jinai, jeigu taip gerai palaikysi ją, sugebėtų evoliucionuoti į amfibiją, kuri gali kvėpuoti ir ore, ir vandenį. Jis nerodo man taip, bet aš matau jo akyse tą. Prie ko čia žuvytės, prie ko čia amfibijos, sakau, ar tu tiki, kad tokie dalykai įmanomi, kad tokia evoliucija yra įmanoma? Tai aišku, kad ne. Jis man sako. Tai sakau, kodėl tu manai, kad sprendimas nedaryti kitiems žmonėms gero, kas yra iš tikrųjų teisingas elgesys, yra pateisinamas tik tai dėl to, kad žmogus, kuris yra kaip žuvytė ir negali išgyventi ištrauktas iš akvariumo, tave nuvylė. Ar gali būti taip, tokia evoliucija gali įvykti kaip iš Halko, žinot tos Halkas, kur rodo žalis tas toksai. Halkas taptų balerina. Mes dažnai labai nesąmoningai, tačiau neįvertindami vienas kito sukeliame santykių problemą. Tik tais dėl to, kad mes tiesiog užmirštame ir ignoruojame, nesąmoningai tai darome, tiesiog net negalvojame apie tai, kad mūsų lūkesčiai į kitus žmonės yra neteisingi. Mes tikimės visai tų dalykų, kuriuos žmonės tiesiog duoti negali. Jie gali būti geri vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą, tačiau penktą kartą jie suklys. Ir taip pat kartais ne iš blogos valios, bet jie suklys, nes jie tokie, mes tokie. Mes taip pat norim būti labai geri. Kiek jums pavyksta nesuklysti laiko? Kiek jums pavyksta iš prie geriausių norų nenuvilti žmonių, kurie jumis pasitikė? Kad ir kaip jūs stengiatės, kad ir kaip jūs mylit, jums to nepavyksta, juk taip. Sąžiningai, ranką pridėjęs prie širdies. Ar čia tik man vienam problema tokia? Taip, tai mūsų lūkesčiai į kitus žmonės, kuo jie pagrįsti? Vieninteliu faktu, tikėjimo evoliucija, štai kuo jie pagrįsti. Mes tikime, kad vieną gražią dieną tas žmogus atsikėlė iš lovos ir jisai tapo tobulas. Bet ar taip įvyko iš tikrųjų? Tai jau nuodaulo ilgėlis?
Taigi, tai jums pavyzdys dar vienas praktinis gyvenimo santykių pavyzdys. Vat, ji ieško jo. Nu, nuėjo vieną pasimatymą, nuėjo kitą pasimatymą, į trečią pasimatymą. Iš pradžių viskas lyg ir gerai, paskui staiga nebegerai, tada dar blogiau, o tada išsiskiria ir apsivelka maikutę, ant kurios užrašyta visi vyrai kiaulės. Viskas. Supratom. Tiesa tokia. Praeina šiek tiek laiko. Įsivaizduokit, vėl nueina į kokį nors restoraną, sėdi ir staiga prie staliuko pamato jį. Akis jų susitinka. Kažkur girdėta ir jausta situacija, bet įsitikinimas viduj, kad šis kartas bus kitoks. Bet jau šitas žmogus tai kitoks. Jis negali būti tas kiaulė. Ir tada, o tu šventas naivume, ar ne? Ir kas didžiausia problema, kad po pirmo susitikimo ir nusivylimų reikalavimų sąrašas jokių būdų nesutrumpėjo, ne. Į jį buvo įtraukiami papildomi punktai, kurie buvo priežastis nusivylimo ankstesnį kartą. Ir sąrašas ir taisyklės, ko mes tikimės iš kitų žmonių, jis ilgėja, tačiau mes visą laiką tikimės, kad šis kartas bus kitoks, unikalus. Kada kalbu su jaunais žmonėmis, kurie dar tik tais draugauja ir ruošiasi ir, ta prasme, ten, žinot, tie visi santykiai tarp vaikinų ir merginų, tie visi įdomus dalykai jiems, ta prasme, visą laiką aš tą iliuziją bandau sugriauti nuo pat pradžių. Negalvokit, kad jūsų santykiai yra kažkuo ypatingi. Šimtai, tūkstančiai, milijonai porų perėjo per tai ir visi jums pasakys tą patį, kad jūs niekuo nesate išskirtiniai ir jums bus visko. Ir kad santykių pagrindas tikrai negali būti jūsų lūkestis į kitą žmogų, kaip jūs ir ko jūs iš jo tikitės. Tai neteisingų santykių pagrindas. Aš sakiau, neskubėkit su išvadom. Gerai, mes turim, dar kiek mes turim laiko? Kada mes pertrauką turim daryti? Kada? Sakykit. Kada mes pradėjome? Pradėjome viską kažkur.